Sveiki, aš Edvardas Kubilius, čia nepaprasti žmonės. Kalbėsiu greitai, pristatymas bus trumpas, nes man šalta. Esu basas. Žiema. Nemėžis. Važiuosit pro Nemėžį, užsukit. Čia rasit gražią mečetę. Tiek ir tai pasakysiu, nes man šalta. Esu basas. Nemėžis prie pat Vilniaus. Sostinė praris šitą miestą arba ne. Nemėžyje daug įvairių tautybių. Rusų, lenkų, lietuvių, baltarusių, totorių. O aš Nemėžyje basas. Klausėt, kodėl aš basas? Ir dar žiemą. Atsakymai netrukus. Neišjunkit, nes pasigailėsit. Mėly Lietuvos žmonės, taip dar nėra buvę. Vidury žiemos, basom kojom, per sniegą, pa žmonės sodyboje čia braidžioju. Kai sužinau, kad yra žmogus, kuris visą laiką, jau kelerius metus, gyvena basas, pagalvojau beprotis. Štai ir beprotis, ponia Vilmantai, sveiki, laba. Kaip jums gyvena? Aš nesuprantu, pavyzdžiui, man jau tiesiog tik nušalo, kad jau nebejaučiu nieko. Taip ir gyvenam, gyvenimo būdas toksai jau ne vienus metus, tai viską tą mes turim ir jūs kviečiam. Pažiūrėsim, aš palinkėsiu, pabandykit, atrodo žiauriai šalta, bet visai įdomu. Einam į vidų. Vis dėlto tai yra mano pirmas interviu, kurį aš imu būdamas basas ir va šį čia ant kėdės pasidėjus koją. Jau čia kol paruošėm kameras, jau man skauda. Jūs, Vilmantai, 5 metus visą laiką vaikštot basas. Ar jums neskauda? Skausmas yra mum kaip variklis, kad galėtume toliau judėti. Vadinasi, aš galiu per tą laiką, kada aš skauda, kaip jūs sakote, mane kažkur tai skauda, aš galiu įveikti savo protą, įveikti savo stresą, kuris yra sukaupiamas ir pradėti ramiai kvėpuoti, nusiraminti ir tada įveikti tą, kaip jūs sako, stresą. Bet kam kęsti skausmą, jeigu aš galiu jo nekęsti? Tai yra gyvenimo būdas. Visą istoriją žiūrint atgal, tai mes čia yra jau profesinė mano liga, tegul būna, sakykime, nes aš pats esu inžinierius. O inžinierius aš turiu tą loginį mąstymą, ne emocinį mąstymą. Pas jūs, matau, yra emocinis, ne? Pašokti, nušokti ir sureaguoti į tai, kas dabar yra. Tai va, tai mano tas loginis inžinieriaus mąstymas sako, kodėl man reikia būti su batais, ką jie man duoda naudos. Raimonda, jūsų vyras 5 metus visada visur basas. Jūs dabar irgi basa, bet batus nešiojat. Tikrai taip. Kodėl? O kodėl jūs ne visą laiką basa visur irgi vaikštinėje? Dėl to, kad man labai patinka batai gražus. Gražus ir patogus batai, taip. Tas malonumas pajausti kiekvieną faktūrą. O jums dar faktūrą. šala pėda ar ne? Man, pažiūrėjau, dabar taip nušalia, kad jų tiesiog net dantis gelia. Tai esmė yra dabar būti savyje ir pajausti ir kvėpuoti, nes dabar ateis 10 minučių tas vadinamas etapas, po 10 minučių organizmas sakys, jau man šalta, norės atjungti kraujotaką. Bet jau jungia, jau ta prasme iki kelių, man per šitas vietas tiesiog gelia. Ok, tai gelia, tai čia yra signalas. Bet čia normalu, čia taip ir turi būti. Tai jisai aš... duoda signalą, kad jau po truputį atjunginėsiu, bet jeigu kvėpuosim ramiai ir jausime, kad viskas yra puiku, gyvenimas yra gražus. Taip, gyvenimas yra gražus, tada mes turime puikų kvėpavimą ir tada organizmas, protas vėl siūs kraują į kojas ir mes ramiai nueisime ir bus karštos kojos. Įėjau į patalpą ir toks jausmas, kad pėdos yra padengtos minkštų paralonų. Ir jos šyla ir taip dramatiškai, šyla čia visur atsileidžia. Ar čia taip visą laiką, ar čia tik man, kadangi aš nepripratęs? Ne, tai visą laiką tai bus. Organizmas normaliai ima, truputį sulaiko kraujotaką, po to, kai jie šiltai pajaučia signalus, kad jau galima vėl atleisti, vėl pripildo. Ir jūs kiekvieną kartą parėjęs iš lauko į namus jaučiatės va taip, kaip aš dabar.
nežinau, kaip jaučiatės, bet panašiai. Smagu, kad nebent tai sniego. Vis laikas smagu. Jūs basas einate visur, į parduotuvę, gatvę. Kaip žmonės reaguoja? Įvairiai. Kuo protingesni žmonės, tuo labiau šypsosi. Pirmiausia yra šypsena. Tai aš manau, kad tai tiesiog yra susiformavęs stereotipas, kad tai negali būti. Tai yra tiesiog normalus, puikus buvimas ar su batais, ar be batų. Aš visus gerbiu lygiai taip pat, kaip ir kiti, manau, turėtų gerbti. Bet būna, kad pasako jums beprotis. O, tai normalu, aš esu beprotis. Čia normalu. Jo, aš normalu beprotis. Jums tai nėra įžeidimas, Ne. nesukelia neigiamų Čia emocijų. iš esmės labai gerai. Ta prasme, tai aš esu išskirtinis, o mes turim būti išskirtiniai visi. Kažkaip galvojau, kad praeis, bet matau, kad nepraeina. Džiaugiuosi iš tikrųjų, kad patinka, džiaugiuosi, kad atrado privalumus to vaikščiojimo. Jūs tiesiog neperkat nei batų, nei kojinių. Nu, o kam jų reikia? Jūs neperkat to, ko jums nereikia. Niekam nereikia jų. Tai žmonai daugiau batam lieka. Taip, žmonai daugiau reikia. Vilmantai, čia yra batų imitacija. Taip. Kam jums jų reikia? Tam, kad pridengti ir nerodyti savo nuogų pirštų, kartais galime mes juos pridengti. Nu, aišku, čia yra ne mano išmera, mano tai tiesiog... Ai, ne, bet žiūrėkit, nekrenta. Ten priekį galima prispausti jo truputį. Va. Ai, tai jūs sukišat labiau taip ir... Į priekį, kad truputį nenukristų ir tada judame į priekį ir tada jūs jau, kai aš esu operoje ir jau ar kažkokiam susitikime oficialiam, kur nerodyčiau pėdų, tada galima pridengti ir ramiai viską puikiai turėti. Jūs tik vieną tokią porą turit? Jo, man užtenka vienos, tai dėl to aš labai retai jos dedu, tai man jų nesusidėvi. Bet ar aš teisingai suprantu, kad jūs tiesiog juos nusipirkot, išpjovėt šitą ir viskas? Čia nėra pagal specialų užsakymą. Jie pas mane yra šiaip dažniausiai mašinoje po kėdę, nes jeigu aš važiuoju į Vokietiją, Vokietijoje yra įstatymai, kurie sako, kad negalima vairuoti basomis pėdomis. Tai man tada jie yra jau kaip ir... O Lietuvoje galima? Tikrai galima, tarsi nėra draudžiama. Ar jūsų neužknisa nuolatinis, kasdienis aiškinimas žmonėm, kad ir kur jūs nueitat, kur batai, ar jums viskas gerai, gal jūs čia kažkas apiplėšia, gal suprantat, pavyzdžiui, kaip jūs ištveriat? Jau seniau praėjo tą visą idėją, kad čia reikia aiškintis visiems arba negražiai atrodo. Galim sakyti, kad jau ir vaikam nebereikia aiškinti, nors reikėjo ir dabar dar, beveik jau nebereikia aiškinti, ir jie jau nebesigėdė. Mes esam turėję blogą istoriją, labai blogą istoriją, kur aš buvau apkaltintas vienos žinomos mokyklos direktoriaus, parašytas pareiškimas, kad aš esu asocialus, 8 val. Iš ryto atėjau susitikti su mokytoja ir parašė pareiškimą vaikų teisų apsaugai, kad aš esu asocialus, 8 val. Iš ryto atėjau girtas. Ta prasme, aš su automobiliu atvažiavau visiškai normaliai pasikalbėti ir ten apie tai net nebuvo kalbos, mes negeriam alkoholio. Ir tada buvo vaikų teisų tarnyba, mums parašė pranešimą, kad mums reikia ateiti į svečius, viskas tvarkoja. Taip, bet jūs turėjo tikrinti. Iš esmės purtė jūsų šeimą ir žiūrėjo, ar jūs gebate pasirūpinti savo vaikais. Taip, iš tiesų, bet visi nuėjom su savo vaikais, pasišnekėjom ir iš tikrųjų labai supratingos moteris, profesionalios, jos tikrai supranta iš tikrųjų, kad būti kitokiem galima. Tai yra normalu. Lego, čia vaikams žaisti? Ne, čia yra jūsų būsimas gyvenimas, kai jūs grįžtate po šito reportažo. Aš jau priverstinai kaip gydytojas sakysiu, kad jeigu jūs norite gyventi iki 99 metų, tai jūs privalote dirbti visą dieną prie stovimo stalo ir po kojomis privalote visą dieną turėti savo padėkliuką. Visą dieną ant Lego dirbate su kompiuteriu ir ramiai masažuojate ir jaučiate žemę. Kai tik tais nemalonu, pakeičiat pozą, judame į priekį. Pade mes turime daug jutiminių daviklių, kurie įjungia mūsų
dubenį, stuburo raumenis, galvos padėtį. Ateina dirbti, atsakinėti į elektroninius laiškus, kažką skaityti, ieškoti ir taip toliau. Jūs taip ir stovit ant šitos Lego krūvos. Tai gali būti Lego, tai gali O kas dar būti gali būti? kankorėžiai, tai gali būti akmenukai aštresni arba pradžioje apvalesni. Aš jau čia pasidariau taip, kad Taip, tai viskas gerai. Ir dabar, kai yra sunku, o kai tik atsistojam, Tai va pirmas klausimas yra, kaip kvėpuojame. O kaip reikia kvėpuoti? Ramiai. Bet vat jūs atsistokit ant šitų gargarų, va, prašau. Ir jūs, pavyzdžiui, galit. Tai va, atsistojam. Jūs juokaujat. Ir kvėpuojam, galim kvėpuoti. Nieko ypatingo neveikia. Palauk, kad aš dar noriu ant to atsistoti. Mes visi yra patogesni. Kvėpavimas, ramus kvėpavimas. Dabar ramiai, jau ramiai. Va. Bet stoviu. Va, kokia graži poza. Laikysena, kaip šokėja. Ir kaip jūs sugalvojot nusipirkti sklypą, teritoriją, prie pat Vilniaus ir čia pradėti kurti visą šitą sveikatinimo centrą Brūkšnelis viešbutį? Važiavom visur aplinkui Vilniaus rajonus, ieškojame ir atklydome čia, iš tikrųjų. Buvo 1,5 hektaro grikių laukas, bet mes pamatėme savo viziją, savo sveikatos centrą ir nuo minties viskas ir prasidėjo. Mes nenorėjome girtuoklių, sakykime, pobūvio vietos, jo kaimo turizmo. Ir mes sakėme, mes organizuojame stovyklas sveikatinimo, kur suteikiam galimybę vaikams, suaugusiems kažką tai naujo išmokti dėl savęs. Ir tame patys gyvendami, va tokiu stiliumi, turime šitą mūsų sodybą, kurioje, žinoma, užsako įmonės vakarėlius, kuriame papildomai mes pamokiname ir bėgimo, ir kvėpavimo, ir į ledą kai kam lendam, kurie drąsesni. Kas ten? Čia yra basakojystės pradžiamokslis, kur atvažiuoja pas mus vienas ar kitas, tai čia yra vadinamos receptinės zonos, jūs galite užlipti ir pabandyti čia rasti. Labai kulna durė, va šitą reikia, neįmanoma to nuimti. Kulnas mums labai svarbus, kad mes turėtumėm įjungtum dubenį. Ir mes dėl to, vadinasi, visą dieną sėdite ir jums, vadinasi, jau iškart reaguoja šitas dalykas. Negaliu. Atsistokit, dabar kvėpavimą įjungiam, kvėpa, įkvėpiam, iškvėpiam, įkvėpiam, gyvenimas gražus, super, o dabar paleidžiu ir viskas super. Nieko baisaus. Tiksliai praeina. Viskas praeina. Palaukit. Gražu. Koks tas jausmas yra, koks skirtumas? Atinat į parduotuvę, bet čia per terslynus, murzlynus atburgzliojat ir ateinat plytelėm, pavyzdžiui, prekybos centrą. Ir aš jaučiu, kad yra šildomos grindys. Arba nejaučiu. Jeigu aš mieste dabar turime labai blogą dalyką, kad nėra lygybė ir labai pripilta yra tonos druskų, kurios, aišku, kažkiek tai veikia, ypač jeigu kažkoks įbrėžimas, tai labai negerai. Tai, aš nueinu 2 žingsnius į šoną ir sniegę nusiplaunu ir šitą druską. Ir labai viskas puiku. Ir viskas užgyja labai greitai. Gerai, pasakojystė, kaip mes atrodom pasauliniam kontekste. Mes tai yra Lietuva. 0. Taip. Tokių kaip jūs Lietuvoje kiek yra, kurie visą laiką basom vaikšto? Mes bandėm skaičiuoti turbūt kokią, aš nenoriu pasakyti, aš tikiuosi per televiziją atsilieps daugiau, bet aš maždaug iki 10 galvoju, kurie visus metus taip vaikšto. Aš galiu pasakyti, kad pats prieš 15 metų lygiai taip pat aš to neturėjau. Aš buvau kaip direktorius sėdintis 20 metų prie girtuoklio stalo ir man tikrai buvo didelės problemos ir aš turėjau problemų, kad aš ėjau ir pas gydytoją ir piriforme ten toks buvo nervo uždegimas, kur man tikrai labai daug problemų buvo. Ir kai tik tais aš pradėjau aktyviai vaikščioti, judėti ir stovėdamas dirbti, tik tada įsisprendė ir aš atjaunėjau per 15 metų, o ne pasenėjau. Tai dėl to tą reikia suprasti, kad tai yra gerai. Eketė, Vilmantai, aš nešoksiu, man mūsų pirmajam susitikimui pakaks ir pavaikščiojimo basom po sniegą. Bet jūs šoksit į eketę. Nešoksiu. Įlysit. Taip, ramiai. Ramiai. Su meile. Ir nepasikaitinės jokioj pirty niekur.
Ne, tai mes ir sakom, kad mes turime kvėpuoti ir su meile viską daryti ramiai. Jeigu mes darysime stresą, tada organizmas supyks ir tada tikrai atjungs mums galūnės, nebeduos kraujo ir taip toliau. Kokia prasmė lysti į eketę? Nusiraminti. Labai visai dienai endorfinų. Man tai labai įdomu, ar vanduo tikrai toks šaltas. Nėra šaltas. Aha. Ja, dabar jau nusiraminam ir viskas jau ramu. Ta prasme, turi nuraminti širdį, nuraminti viską. Ir dabar jau galima būti ilgiau. O jūs ką čia žiūrit, pulsą ar laiką? Aš laiką žiūriu. Taip, reikia save kontroliuoti. Dabar va praėjo minutė 40. Iki 2 minučių pabūnų čia ir viskas ramu. Ir 2 minutės. Viskas ramiai pabūnam. Išėjus truputį sušilti. Ir kaip sušilsit? Nepaima. Kvėpavimas. O ką jūs veikėt prieš tai? 20 metų esat pažįstami, jūs kilęs iš Klaipėdos, jūs iš Ukmergės. Tikrai taip, aš esu visiška miestietė, nors kilusi iš nedidelio miestelio, bet aš esu taip asfalto vaikas, nes neturėjau kaimo. Tai gyvenau mieste, taip, o dirbau tokį labai moterišką darbą su automobilių finansavimu 20 metų. Mano yra inžinieriaus darbas, 20 metų gamyba, mes Kaune dar gyvenom, ne Vilniui, tai ta prasme ten buvo ofisinis ir pardavimo darbas. Po to, kaip mes sakome, jaunėjam, vis jaunėjam ir dėl to mes ir bandom daryti tos visokius seminarus, mokinti, edukuoti, kad viskas būtų kuo daugiau. Tai vat iš verslą perėjom, grįžom prie tą, ką norisi, tai yra prie sveikatinimo, bet kartu su edukavimu, su verslu tai susiję. Einam per minkštą sniegą, minkščiau negu per asfaltą, daug maloniau, va kaip fain, iš karto ramu, gera. Šiaip tai tikrai minkščiau. Tai žinoma, tai paprasta, minkštas sniegutis. Bet man atrodo, kad šalčiau, kai įkiši koją į sniegą, ne? Nežinau, Au. kvėpuoti reikia, tada nieko nėra šalčiau. Ir gyvenimas yra gražus, kartuoti Taip, savo. gyvenimas garsiai. yra gražus. Gyvenimas yra gražus. Ne, nu kažkokia nesąmonė. Aina savo. Nu ką, lipam į viršų. Kvėpuoti, svarbiausia kvėpuoti. Aina savo kaip čia aukštai. Ne, malonumas. Ir aš palaikysiu. Ką jūs veikia čia šitam namelį? Hamakas. Jo, dabar aišku žiemą susisukęs, bet šiaip tai yra čia pati geriausia knygų skaitimo vieta. Tai čia aš guliu, čia dažniausiai dar ir dukra prisijungia. Tai mes turime čia lapiją, kurį jinai apgaubė ir jau nieko nesimato aplinkui ir puikiai galima skaityti knygą. Tai yra būti vėlgi su savimi. Kai čia gulit hamake, susisukęs, paskaitot knygą, pabosta, padedat į šoną. Apie ką jūs galvojat? Kad gera akimirka šiuo momentu yra. Tai yra gyvenimas yra gražus tą sekundę. Tai yra svarbiausia. Jos nepakartosi. Keturi ratukai, kankorėžiukai, turi akmenukai. Sveikatinimosi stovyklos. Jūs vedat kaip treneris, žiūrit, mokot, viską rodot. O Raimonda ką daro? Administruoja čia visą šitą reikalą, nes Jin yra čia karalienė, jinai vadovauja bet kokia atveju, bet jeigu yra kažkokia užsiėmimas, tai jinai puikiai gali ir pravesti, drąsiai. Ir karalienė, ir šeimininkė, ir viskas kartu tai. Ir jūs dviese, va čia, šitam stačiakampį ir gyvena šitoj aplinko. Ir tai yra vienintelė jūsų veikla, pajamos, viskas va čia. Čia, Dirba, čia. gyvena, Taip, tikrai klientai taip. patys ateina, patys išeina, jums reikia čia tik tai suktis.
Tai mes turime bet kokią atveju visą savaitę dirbantis viešbutis, savaitgaliais yra arba sveikatinimo renginiai, arba nebūtinai sveikatinimo, su kažkokiais tais gėrimukais kažkas tai praveda renginį. Per vasaros stovyklas, aišku, vasaros atostogas vaikų, tai pas mus vien tik stovyklos yra. Jau čia yra ir mūsų pačių organizuotos stovyklos, ir kitų įmonių. Sporto viešbutė antram aukšte, čia yra jūsų darbo kambarys. Taip. Ir ką jūs čia veikiat? Prieš jau 12 metų atvažiavo pirma Lietuvoje judesio analizės laboratorija, kur mes tyrėme, aš tyriu, kaip žmogus juda. Žmogaus judesys mums reikalingas pradinė etapas buvo, kad mes turėtumėm kaip tinkamai parinkti avalynę, bėgimo avalynę. Aš pats prieš 12 metų, kai vaikščiojau su batais, viską tą dalyką dariau, aš pats pirmą testuodavau batus ir filmuodavau kartu su savo kamerom, kad galėtum pažiūrėti, ar jos teisingai. Teisingai čia labai toksai blogas šiuo metu, aš sakyčiau, pasakymas, nes po 5 metų aš jau supratau, kad ir kiek avalynę pasikeistum, naujausius, brangiausius batus dėčiaus, man ar skausmas, jeigu buvo šone, taip ir bus šone. Jeigu buvo nugaroje, taip ir buvo. Mano esmė yra ne avaliniai, o raumenyse. Jeigu mano raumuo sutrauktas arba per daug stiprus viena pusė, kita pusė silpnesnė, man reikia tvarkyti raumenis. Avalynė tai gali vos padėti man simptomus išvengti, bet jie nepakeis mano judesio. Bet šitą dalyką prieš 5 ar 10 metų aš labai aktyviai dariau, bet dabar aš manau, kad daug svarbiau yra raumenų paruošimas ir raumenis paruošti, o tada su bateliais jau galėsit bėgti, kokiais norėsit. Kam čia tas skeletas šiaip? Skeletas mums visą laiką parodyti daugiausiai rodomas yra kelių problemos, nes pas daugelį ateina keliai skauda, tai man reikia paaiškinti nuo kur prie kur prisikabina raumenukas, kad jį galėtume ar sustiprinti, ar atpalaiduoti. Ir aišku, su stuburu mes turime labai daug problemų, tai turime... Bet o kodėl mes turim problemų su stuburu? Todėl, kad jie atrofuojasi. Atrofuojasi nuo sėdėjimo, nuo nebesilė. Jo, pavyzdžiui, automobilį. Sėdite vienoje pusėje vairuojate. Taip, sėdi ir taip, tai jeigu kelionė 4 valandas. Tai persitempia vienas raumuo, išlipate ir nepadarote pratimų ir jisai persitempia po ilgo važiavimo į vieną pusę persitempus, po to ateina pas mane į vieną pusę persikreipęs, arba labai dažnai pas mane ateina tenisininkai, badmintininkai, kurie su viena pusė viską daro, jiems sustiprėjusi viena pusė. Jiems stuburas krypsta į vieną ir man reikia parodyti, kad reikia ir kitą pusę treniruoti. Jūsų sporto salė specifiškai kažkaip sukonstruota? Supirkta yra viso kūno treniravimas, tai yra treniravimas su savo kūno svoriu. Kišam rankas. Čia, 1, 2, rankos į šonus, pirštai čia. Kur? Ir dabar čia žiūrim į čia. Ir viskas nugarytė ir dabar plasnojam. Kolibrio pratimas vadinasi, kai mes labai greitai, pam. O Jėzu. Greičiau. Kolibris turi greitai dirbti. Kolibris kitaip nukris. Atgal. 1, 2. Greičiau, čia ne kolibris. Jo, dar greičiau. Slystagi. Atgal. Kvėpuojam. Aukščiau rankas. Nugarą dirba. Va. 10. Greičiau. 9, 8. Va, 7, 6, 5, 4. Na jau baigta. Kaip pavyzdžiui, ne? Ir greitai reikia už tai. Greitai. Ir ką čia stiprina? Man pečius skauda. Pečius skauda, tai vadinasi, čia ir dirba va čia. Bet jeigu dar truputį atgal paduotume, tai va čia Kur atgal? Dar atsiprašau. Ne, per daug sunku bus. Pakelkite viršų, bet atgal rankas padeda. Atgal. Kur? Ai, atgal. Ja, atgal. Pam, dar. Bet nebėra tiek jėgų. Gerai, nebėra. Tvarkoj. Dabar pralendam į tarpą. Gerai, lendam. Dabar yra čia dubuo. Ir griūnam. Žemyn. Griūnam. Nebijom. Griūnam. Galva. Žemyn. Va, čia astronauto pratimas. O pats įdomiausias. Ir dabar tikslas yra pasiekti su viena ranka, su čia, o po to čia. Vien su rankom dirbam. Kojas pakeltas. Negalim nuleisti žemyn. Ir judam. Va. Galiu įsigazuoti. Va, taip, super. Labai gerai. Va. Yes. Super. Kitą dar vieną paliesti. Geras.
Aš sakiau, kad vaikiški žaidimai patys geriausi. Gerai, gerai, viskas tvarko. Į priekį, va. Čia aš ir su galva galėsiu. Jo, aš tai padarysiu. Va, reikės biškai stipriau. Ir dar į priekį, va. Va, super. Atsargiai, jo, truputį nepersitė. Čia vėlgi balansas, ne? Mums tikslas išlaikyti balansą priekinį ir užpakalinį dalį. Kas toliau? Turit dar kažkokį planą užsislėpę? Neišduosiu. Bet yra. Tai aišku yra, taigi mes turim svajoti ir gyventi. Mes negalime atsibūdę iš ryto galvoti, kad jau gyvenimas pasibaigė. Aišku, galvoja, ką turėsi daugiau, ką darysi. Net tai, kad daugiau turėsi. Daugiau turėsi moksluose, ką šiandien išmoksi, ką vaikam perteiksi. O ne, kad bus dar 2 nauji automobiliai. Ne, automobilių nereikia. Ar galima sakyti, kad jūs esat nepaprasti žmonės? Aš esu idiotas. Ir jinai kartu. Taip. O aš tavo žmona? Taip, mes kartu. Mes kartu. Taip, mes esame ne tokie, kaip kiti norėtų gal matyti. Mes esame tokie, kokie mes norim patys, kad norėtumėm save matyti. Mes dėl savęs.